Sveiki visi, su jumis Brilliant ir bandysim padaryti įrašą. Nedariau video gana ilgą laiko tarpą, tad pabandysiu prisiminti, kaip viskas daroma. Jeigu bus kažkokių nesklandumų, tai iš karto atsiprašau. Galiu biškį nusišnekėti ar dar kas nors panašaus. Ir ką šiandien darysiu, tai analizuoju vieno pradedančio lietuvio MTT žaidėjo Gruzasim turnyras Tarsuose. Štai jisai čia ir turnyras yra $3. Čia, kaip suprantu, daug žmonių. Žaisti 6 valandas, 14 baigiam. Žodžiu, turnyras deepintas ir kreipėsi į mane žmogus prašydamas pagalbos, prašydamas paanalizuoti, patart. Ir aš pabandysiu viską peržiūrėti ir duoti šiokių tokių patarimų ar kažkas panašaus. Kadangi žaisti labai ilgai, tai, kaip suprantu, yra daug rankų. Tai gali būti, kad įrašą išskaidysiu kelias dalis į pradinės stadijas ir vėlyvas. Ir jeigu bus kažkokių situacijų, kur pačiam kažkas neaišku, tai bandysime kartu analizuotis arba kreiptis galbūt į kažką kitą pagalbos. PokerStars'ose aš gana nesenai pradėjau žaisti MTT turnyrus. Tad mano patarimai šiek tiek dar nėra tokio aukšto lygio, kaip aš norėčiau. Ir video bet kokiu atveju atsiras mano blogė. Čia galėsit jį rasti, konkrečiai tai video, Brilliant video turėtų atsirasti po to. Tai, žodžiu, visiems gero žiūrėjimo ir tikiuosi, kad bus nauda ne tik man ir Gruzasim, bet ir taip pat jums žiūrintiem. Tai turnyrą analizuosim kiekvieną ranką iš eilės ir, aišku, į tokias vietas per daug turbūt nesigilinsim. Čia į Easy Pass. Aš irgi pirmose pradžioje žaidžiu gana tight poziciją. Šiek tiek apie turnyrus. Manau, kad šitie turnyrai žemo lygio, ta prasme, mažų bainų ir Starsuose, tai daug yra prastų žaidėjų, begalės ir kad tiesiog nereikia, ta prasme, taškytis per daug, jie išsitaškys ir pradžioj žaidi ramiai ir tiesiog su gera korta susirinksiu jų žetonus. Nes, pavyzdžiui, apie kažkokį rankų balansavimą ar panašius dalykus, tai nemanau, kad čia verta šnekėti. Nes vis tiek nieks čia nekreipia dėmesio į tave. Čia tikriausiai aš komplytinčiau. Vėlgi yra labai dideli implied oddsai. Jeigu hitinsi 2 poras, ten flash'ą streitą. Nežinau, čia irgi galbūt galim buvo limpinti iš paskos. Manau, čia ir pas ok.
Čia galima atidarinėti iš vidurinės, iš hijack'o. Tūzas 8, manau, galima atidarinėti, bet ir pas irgi, jeigu tai žaidimo linija pasirinkta, tai nusimetimai irgi tvarkoja. Kaip suprantu, žaidėjas pasirinkęs labai tight žaidimą, kas aš manau pradžioje yra visiems pradedantiesiem labai rekomenduotina, nes kaip tik žmonės dažniausiai pradžioje susiduria su problemom. Iškart matom šito žaidėjo kokie prasti duomenys. 58-25 po 12 rankų ir labai agresyvus, tai jau galim turbūt matyti, kad čia prastas žaidėjas. Nereik bijoti Olimpo TG ir nežinau, aš tikrai čia komplytinčiau small blindą ir galbūt dabar irgi kolinčiau. Vėlgi yra labai geri imploitocai, aišku, ir jie yra labai rizikingi, labai reikia mokėti po to žaisti, kad jeigu hitinsi karalių, nenusistekinti su steku. Čia žaidėjas išsiminta, manau, kad tokie irgi viskas. Manau, žaidėjų čia buvo koks 1000, gal daugiau. Šiek tiek, jeigu kas nežino, tai pasakysiu, kas čia per skaičiai yra. Pirmas skaičius tai yra VPIP, kiek žaidėjas žaidžia. Antras, kiek reisina. Trečias, agresyvumo koeficientas, dažnumas. Ir rankų skaičius, stylas, foldina blindą į stylą. Čia yra sibetas. Ir čia yra freebetas. Žodžiu, tokia gana minimali statistika, bet kol kas jos čia užtenka per akis. Čia ok viskas. Čia irgi, manau, ok. Vėlgi, iš tikro, sudėtinga situacija, nes tu neturi pozicijos ir dar kažką prieš šitą žaidėją, bet 1-1 tūzas yra pakankamai gera korta ir čia jos nežaist, manau, būtų šiek tiek klaida. Ir jeigu oponentas čia parodytų kažkokį tai atžaidimą stipresnį, jeigu gautume reisą, tai čia reiktų trauktis, nes oponentas gana tight, mes gana tight ir tikėtina, kad jis čia neatžaidinės prastos kortos. Manau, čia toks standartinis. Gal kiek didelis freebetas. Tris su pusę karto. Manau, pradinės lygis ok viskas, nes vis tiek stekai gana deep ir gali gauti daug kolų. Tai galbūt žaidėjas stengiasi, kad gautų vieną kolą ar du.
Flopas toks gana iš tikro geras, nes... Kodėl geras? Nes yra su kuo oponentui mokėti. Jis gali turėti ir karalių, gali turėti ir džekais ten atidarinėjo, gal tūzą džeką, su tūzų karalium galbūt būtų forbetinės, gal ir nebūtų, gal būtų kolinės su tūzų karalium, bet turbūt tūzas karalius atkrenta, nes mes dar turim 2 blokerius kaip ir, tai galbūt turi džeką jisai, manau su kažkokia. Jeigu turėtų damą 10, tai irgi žaistų čia stipriai. Tai kaip ir yra kortų, ta prasme, prastesnių, su kuriomis gali jas peržaisti prieš mūsų tūzus. O šiaip bet kokiu atveju ant tokio flopo reikia sibetint, nes jis ir, ta prasme, ir hitina, ir yra kažkokių, ta prasme, yra daug dro, kuriuos oponentai gali turėti, ir flushas, ir straightai. Vėlgi, aišku, oponentas pakankamai ramus atrodo ir aš kažkaip linkęs gal pervertinti žaidėjus. Manau, kad jisai damą 10 tai tikrai turėtų nusimesti į freebetą. Manau, kad pusi pora turėtų būti, tačiau vėlgi turnyras už $3 ir labai dažnai pačiam tenka stebėtis, kai žaidėjai parodo savo kortas. Žiūrėjau, čia nusimeta. Čia ok, matau reisas 2,5 karto. Ir žaidėjas iškart pasiduoda, iškart čekina. Vėlgi Flopas mūsų kortai nelabai geras ir mes žaidžiame 2 žaidėjus pozicijų, vienas iš jų big stackas ir gana loose. Ir tikriausiai ir aš jau pasiduočiau iš karto, nebesibetinčiau. Jeigu pozicijai dar galbūt labiau būtų vertės. Po šitą žaidėją yra iš viso 5 blindai likę ir nelabai atkreipiau dėmesį, kaip jisai žaidžia, tačiau galbūt čia verta nusistekinti su juo, dabar mes sužaisti tuos jo 5 blindus. Tačiau čia yra klausimas, ar jis čia atidarinėja prasčiau negu mūsų dama džekas. Ir jeigu jisai čia atidarinėja visus tūzus, poras, karalius, ten gal damas stipres, tai nežinau, ar tiesiog verta čia eit su juo į tą situaciją, kai jis dominuoja. Pažiūrėsim, kaip sužaidė čia herojus. Jis nusimeta, manau, kad ok viskas čia. Manau, kad minreisant šitoj vietoj iki 200 irgi yra kaip viena iš opcijų, kad 1/1 liks su juo, bet turbūt daugeliu atveju jis bus mes būsim dominuojami. Ir manau, čia irgi ok. Štai pasirodo, vasivaletas 8 buvo. Tai mes būtume favoritai. Ir mūsų minreisas, aišku, būtų numušęs blindus, mes būtume likę 1/1 su juo. Čia, manau, standartinė situacija. Flopas geras. Hitinam topeirą. Geras kikeris yra. Vėlgi,
jo range, tai prasme, yra daug kortų ir draw, ir dešimkė gali būti, ir valetas dama, ir galėjo net ir kažkokį tūzą. Gal tūzą valetą būtų freebetinis. Gali aišku turėti ir pikų tūzą su kažkuo, žodžiu, bet kokiu atveju čia mums reiktų iš tikrųjų subetinti tokį bordą. Nežinau, ar galim šiaip mažiau gal subetinti, bet ok, viskas čia. Ir jau kai oponentas iš tikro kolina ant tokio bordo, jau tai yra gana stiprus ženklas, kad kažkas yra pas jį. Ir šiuo atveju reiktų gerai iš tikro apgalvot, tai prasme, ar tęst agresiją ir ar imt vertę, ar ką daryt. Ir aišku, žiūrėt, kaip oponentas žaidžia, žiūrėti jo tendencijas. Oponentas čekina ir tikriausiai šį čia vis tiek statyčiau kol kas ant draw, vynų, galbūt streitai abi dvi pusės, su kuo jis galėtų mokėti. Karalius silpnas galbūt, gal su karalium silpnu būtų reisinės, gali būti pora kažkokia mažesnė už dešimkės. Su visais draw mano oponentas mokėtų antrą barlį, gal ne su visais. Su karalium irgi mokėtų, su pora abejoju, aš manau irgi čia reiktų dėti kokius 400 gal ant vertės. Štai taip ir daro mūsų žaidėjas ir oponentas pasitraukia. Yra aišku tikimybė, kad jeigu kažkiek protingesnis žaidėjas, tai jisai mokėjo vieną strytą su kažkokiu flush draw, galbūt nenaciniu. Ir antras strytą jau tiesiog nebemoka mum dėl to, kad jau jam neapsimoka. Dėl to, kad jau jisai nebežino, kad jeigu jisai hitins, jis nežino, ar mes jums sumokėsim. Ir pas blogiausias variantas tai yra, jeigu jis hitins, jis nežino, ar jis hitins geriausią ranką. Sakykime, jeigu čia pakolinai su kokiu 9-8 vynų, tai net ir hitina savo flushą, nesi tikras, ar jisai geriausias, ir kai jau gali būti ir fullai ir viskas. Aišku, čia daugiau toks konservatyvus požiūris. Tęsim analizę. Buvau šiek tiek sustabdęs įrašą, nes šiuo metu dar šneku Skype'u su keliais žmonėms svarbiais, tai kad tiesiog netrukdytų, tai sustabdau pašneku ir tada vėl grįžtame. Aišku, tai šiek tiek gal išmuša iš tos turnyro dinamikos, nes pamiršti apie ką šnekėjai ir panašiai. Tačiau, manau, bus atleista man. Gerai, tęsim toliau. Manau, čia gana yra tight, linija per tight ir aš tikrai atidarinėčiau čia tūzą valetą. Ir nematau nei vienos priežasties, kodėl čia jo nereiktų atidarinėti. Čia du tight žaidėjai, čia yra prastas žaidėjas. Ir iš jo tikėtina, kad gausim kolą. Vėlgi, nors ir jis turi poziciją prieš mus, bet mes turim kortą ir turbūt turim įgūdžių pranašumą, žaidėjas turbūt turi prieš jį ir iš blindų kolai mums čia, žinai, patiktų. Žodžiu, čia reiktų atidarinėti, bet kokiu atveju, manau. Čia tai irgi jau, aišku, jeigu jau žaidėjas numetė prieš tai pozicijoje
tūzą džeką, tai valetas karalius irgi čia easy pass pagal tokią pasirinktą liniją. Tačiau ten tikrai atidarinė, čia jau tokia ribinė situacija, kas žaidžia plačiau atidarinėja, kas žaidžia siauriau gali nusimest, bet aš irgi būčiau čia linkęs atidarinėti. Keista, kaip čia nenusimetė. Aišku, juokauju. Prieš vieną žaidėją, prieš blindą ir turbūt pats nemėgstamiausias flopas, kai turi porą, kai atsiverčia tūzas. Ir pažiūrėsim, ką darys mūsų žaidėjas. Aš analizuoju pirmą kartą žiūrėdamas, tai nežinau nei kaip baigėsi, nei ką žinau, tik kad 14 liko. Ir kokie galimi variantai čia, aišku, vienas variantas tai yra checkint ir ką mes to pasiekėm, tai mes indikuojam savo, silpnumą ir podkontrolinam. Ir jeigu oponentas ant turno stato, tai ir, nebūtinai jis turi tūzą, jis gali jau statyti kažkokią dešimkę, flush draw ar dar kažką. Gali šiaip bandyti paimti potą, nes agresorius pračekino ir jeigu mes čekinam, tai tikėtina, kad mes po to kolinsim mažojo betą. Nežinau kaip dėl dviejų. Du jau sunku būtų kolint. Tačiau vieną reiktų, jeigu čekinam. Ir ką mes gaunam iš čekinimo, tai jeigu mes pračekinam ir iškrenta maža korta ir jisai vėl čekina, tai mes jau galim valo betinti savo džekus ir tikėtis, kad jisai sumokės su mažesne pora, jeigu turi rankoje, sakykim, ten 7 kokius, ar jeigu turi 10, ar dar kažką, nes nepatikės, kad mes turim tūzą ir galim mokėti. O kita linija, tai yra čia sibetint ir tiesiog bandyti paimti jau tą banką, kuris dabar yra, ir jeigu gaunam pasipriešinimą, jeigu oponentas čia kreisina, tai iš karto traukiamės. Jeigu oponentas kolina, tai tikriausia checkbackinam turną ir žiūrim po to, kas vyksta ant riverio. Štai jis įsibetina 2/3 banko. Kolas yra ir čia žaidžiam prieš blindą, jisai gana tight žaidė, tai nemanau, kad jis čia gindamas blindą pakolino su biliuo, tikėtina, kad jisai yra kažkoks sutapimas, galbūt net stiprus, gali ir tūzas būti, ir dešinkė gali būti, gal ne dešinkė išmestų, flush draw gali būti, su gatšotu nežinau ar kolintų galbūt. Dėl ko buvo šiaip blogai dar čekinti tokį flopą, nes yra nemažai kortų, kurios nelabai mums tiktų, tai karaliai, damos visi, tas pas 10, visi kryžiai. Ir manau, subetinčiai irgi aukėjus, kas yra prieš blindą, su intencija, kad tiesiog paimti reisintą banką. Tokia nelabai gera korta, aišku, jeigu oponentas su flush draw. Tačiau iš kitos pusės, jeigu oponentas su tūzu, tai čia galim būtų išnaudoti kaip skerkardą, bet gal ne tokiem turnyram. Čekina ir aš čia čekinčiau iš paskos, vis dėlto nešaučiau antro barelio, nors gal ir galim būtų pabandyti reprezentuotą flashą. Čekinasi 10 vėl nelabai gera korta, nes jeigu oponentas čia kolino flopą su 10, tai jo 10 pavirto į tripsus ir dabar jis mus bitina flashas ir tūzas, ir jeigu oponentas čia betina, tai mes labai mažai ką čia bitinam iš tikrųjų, ką jis čia galėtų betint. Jis yra neagresyvus pagal jo statistiką ir aš tikrai manau, kad jeigu jisai čia betina, tai jisai betina tik flashą
ir 10 turbūt. Manau, pagal jo statistiką tūzą jisai čia kolintų. Ir jeigu jis čia betina, tai tikriausiai mums reikia tiesiog pasitraukti ir viskas. O jeigu jis čekina, jeigu oponentas čekina, tai pas jį flush'o tikriausiai nėra ir 10 nėra, tai arba tūzas yra, arba kažkokia galbūt mažesnė pora už mūsų džekus. Ir vėlgi turbūt tada valo betin, tai nelabai jau apsimoka. Galim būtų užspaus kažkokį mažą fin value, jeigu sakykime, pas jį ten yra 7, tai 8, tai, bet nemanau, kad jisai sumokės su tokią kortą. Oponentas check ir karalius dama, jis pakolina su gutshot'u ir su 2 gyvom kortom prieš mus. Šiuo atveju valetas mums būtų labai sukomplikavę situaciją. Ir vėlgi ant riverio, jau kai dabar aišku matom kortas, tai lengva analizuoti viską, tačiau pagal kortas, tai ant riverio, pagal jo statistiką jis tikrai nebūtų sumokės jokio fin value. Jeigu kažkoks toks žaidėjas, tai jis galbūt su karalium high būtų dar ten pakolinęs 300 kokius, tačiau šiuo atveju tai ok viskas buvo. Štai čia matom gana agresyvus žaidėjas, lagas. Nežinau, ar geras ar blogas. Reiktų patikrinti per sharkskopą. Tačiau pagal statistiką matom, kad gana aktyvus lagas 33-29, tai kai pradžiai turnyro ir pilnam stalui tai yra gana daug. Čia aišku jau 8 žaidėjai, kažkur pasimetė vienas. Tačiau reiktų į čia freebetint. Vien dėl to, kad mes esam pakankamai deep. Ir freebetint pagal jo statistiką, aš manau, iš čia galėtų forbetint mūsų tokią kortą, prieš kurią mes irgi dar dominuojam. Tai nežinau, prieš tokį žaidėją gal net ir su damom galima nusistekinti. Tačiau vėlgi mes čia gana deep ir nežinia, ar ilgajam periode tai būtų labai plius savy. Ir jisai freebetina. Dabar freebetas jau mažesnis negu prieš tai buvo. Prieš tai freebetino 3,5 karto, dabar nėra 3 kartų net. Kažkaip keista tas, nes pagal lygį kad pradžioje buvo maži blindai, tai galim dėti didesnį freebetą, kad potą sukelt, tačiau manau, kad šiek tiek dar freebetas turėtų priklausyti ir nuo to, ar mes freebetinam pozicijoje ar ne. Ir kai mes freebetinam neturėdami pozicijos prieš oponentą, mūsų freebetai turėtų būti didesni, nes reiks dažniau žaisti ne pozicijoje, o kai mes freebetinam iš pozicijos, tai freebetai gali būti mažesni, nes jeigu gaunam kolą, tai turim poziciją ir lengviau žaisti. Oponentas tiesiog pasitraukia. Vėlgi pagal jo atidarinėjimą 29%. Tai yra, jis atidarinėja gana daug, tuo įjungsiu programą. Pasileidžiam kalkuliatorių, kad aš tiesiog parodysiu, kas tai yra 29% žaidėjim, kurie mažiau domisi pokeriu. Tarsime pradedantiem, kad būtų iškesnis range'as, jeigu jis atidarinėja 29%, tai kas tai yra? Štai kokį range'ą duoda. Čia aišku, tas range'as parinktas pagal programą, galim jį pakeisti, yra jie ten skirtingi pagal Sklanskio
range'as ir taip toliau, bet žodžiu esmė, tai reiškia visi tūzai, turbūt beveik visi karaliai, beveik visi siūtėt, visos poros ir visi 9 valetas, karalius 8, turbūt net ir dar daugiau, nes 29 tai yra jo visas range'as, o čia jis atidarinėja iš hijack'o, gal iš hijack'o net dar daugiau ir bet kokiu atveju čia mūsų korta labai stipriai, reiktų ją freebetint ir prieš tokį žaidėją, aišku, nežinau, kiek iš čia forbetina, bet turbūt reiktų net galbūt ir steikintis. Aišku, dar turint galvoj, kad tai yra turnyras už $3 ir čia vyksta visai įdomių dalykų ir kartai žmonės forbetina ar fivebetina pirmuose lygiuose su ketvirtukais kokiais ir vėl damas visai gerai čia. Šiek tiek atpratęs aš nuo šnekėjimo ir rašinėjimo, tai reikia priprast. Kol kas, čia aišku pradiniai lygiai, čia to turnyrinio žaidimo nedaug yra, tačiau žaidėjas demonstruoja visai normalų tą žaidimą, viskas tvarkoja, nėra didelių klaidų, kai kuriuose vietose galbūt biškai plačiau žaisčiau, bet kad kažką darytų tikrai blogo nematau. Vėlgi, žiūrėjau pagal rezultatus, tai break-evenas žaidėjas, tai reiškia klaidos yra vėlyvajam periode. Čia, manau, atsirastų žaidėjų, kurie kompletintų, pakolintų tiksliau tą 120, dėl to, kad čia plačiai atidarinėja ir korta kažką gali hitinti dėl implied oddsų, tačiau aš tai čia linkęs irgi būčiau išsimesti tiesiog. Štai čia įdomu, aišku, pamatyti, su kuo atidarinėjo, su kuo kolino, flopą jisai flopą būdų pračekino, agresorius čekino, flopą tokį, ok, ir ant turno betino ir kolino čia kreisą. Čia tūzas karalius, tūzas 7. Tai va, ant flopą mes būtume su savo valetu stipriausi. Jeigu būtume stipriai užžaidę, gal būtume ir paėmę banką. Čia vėl ta pati situacija prieš žaidėją, kadangi jisai tai manau čia ok atidarimas toks. Tiek daugelį bankų jisai nusimes, tik reikia turėti galvoj, kad mes čia žaisim priešinę poziciją. Štai čia būtų turbūt visai nieko vieta, jeigu jisai čia kolintų tuos 200, tai mes galėtume kolinti dėl seto, arba mes patys galėtume freebetint, čia kaip ir squeezint. Jeigu čia kolas būtų, šiuo atveju mums reikia trauktis, nes čia žaidėjas tight. Pirmas freebetas ir antras freebetas, vienas buvo jau per 17, gana mažai duomenų, kad nustatyti kažką apie freebetą, tačiau pagal jo VPIP ir prieš flop range, tai čia yra top rankos kažkokios ilvasi ir jis irgi nusimeta. Čia tokia turbūt viena iš mano nemėgstamiausių situacijų, kai tu turi lyg ir gerą kortą, tačiau atidarinėja iš UTG ir atidarinėja gana tai žaidėjas.
Ir iš tikrųjų, aš manau, labai mažai mes čia jo range'ų rankų, tipo, dominuojam prieš jo, ką jis čia galėtų atidarinėti. Manau, tūzo damą. Manau, toks žaidėjas tūzo valetą net netidarinėtų. Ir tikėtina, kad atidarinėja turbūt poras vis 9, 8, mažiau turbūt nežinau. Ir manau, čia reiktų freebetint. Nedaug, aišku, nedidelį freebetą. Tarp 500-600. Vėlgi, kodėl mes čia galim mažiau freebetinti, nes mes turim poziciją ir jeigu mes gautume forbetą čia, pavyzdžiui, forbeto lainį šio pusės, tai aš šitoje vietoje būčiau linkęs pasitraukti pagal jo hand range'ą. Žaidėjas freebetina 560, ok, ir jis išsimeta. Karalius 10, aišku, per silpną UTG. Atsiranda ant jau, atsiranda ant tai kaip ir turim daugiau žaisti. Ir čia naujas žaidėjas prie stalo, 5 rankos apie jį, iš tų 5 3 žaidė, aišku neužtenka 5 rankų, kad nustatyti, tai prasme tikrai galėjo 3 rankas gauti geras ir neužtenka pasakyti, kad jau prastas žaidėjas ar kad daug žaidžia, reiktų šiek tiek didesnio samplo ir žaidėjas čia pasirenka freebetinti. Aš kaip suprantu, bando pavokt. Nežinau, gal turi didesnį samplą su juo, kad jisai labai aktyvus ar dar kažką, tačiau kol kas tai, manau, per mažai yra informacijos, kad bandyti išnaudoti šitą spotą. Ir vėlgi, nors ir atrodo stiprus tas jo reisas, iš small blindo reisas stiprus atrodo, tačiau freebetas gana mažas, 2,5 karto be pozicijos, reiktų tikrai daugiau, nes šiuo atveju net ir jeigu, tai prasme, oponentas turi prastą kortą ir oponentas ir prastą žaidėjas, tai daugeliu atveju jis tai pakolins, o jeigu pakolins, tai tu su tokia korta, neturėdamas pozicijos prieš lūs žaidėją, nesvarbu, ar gerą, ar prastą prieš lūs, tai tau labai sunku bus žaisti, nes jis ten, aš nežinau, gali hitant 3 porą ir nusivilks iki galo su taim. Jeigu ką, bet kokia atveju, aš čia manau, kad reikėjo šitoj vietoj paleisti tiesiog. Ir turis teka 45 blindus ir bus laiko, kada jį prigauti ir bus dar tų vietų, kada išnaudoti. Štai čia jis iš karto lainą kalą. Čia ok. Atidarinėjom tūzą ir gaunam freebetą, irgi nedidelį. Irgi žaidėjas pirmą kartą freebetina. Mūsų stylas gana didelis čia. Aišku, labai mažas samplas dar irgi. Tačiau, manau, nors ir turim poziciją, turėsim poziciją freebetintum potę, tačiau, manau, tūzos 8 yra per silpna korta žaisti prieš jo freebet range, kuris kol kas yra 0. Ir, manau, jis ten tikrai geras kortas freebetina. Ir mūsų tūzas jau yra, ta prasme, prastas savaime, ir jeigu jisai freebetina aukštesnį tūzą, jau mums
yra negeri reverse employee totsai, galim visą steką po to sumokėti. Ir nors dadėti reikia kiek čia 300, tai vis tiek neapsimoka, nes jos stekas mažas ir mūsų nedidelis ir čia reiktų trauktis, aš manau. O manau, viena iš didžiausių klaidų, ką daro žaidėjai, tai jie per daug kolina freebetų. Čia tik vienas pliusas, kodėl mes galim kolinti freebetą, tai yra todėl, kad mes turim poziciją, o visi kiti duomenys yra prieš ir stekai per maži, kad apsimokėtų dėl kažkokių imply totsų ir jo statistika yra per daug tight, kad galėtume sakyti, kad jis čia freebetina kažką plataus. Aišku, niekada negali žinot, gal yra kažkokie specifiniai rydai ar dar kažkas, gal žaidėjas turi, žino kaip žaidžia. Ir čia aš čia traučiausi, įkitinam tūzą ir čia yra viena iš tų situacijų turbūt, kur mes tarsi pakolinom, gavom, ko norėjom ir tas, ką mes gavom, gali mus pražudyti. Nes tikrai pasimanau yra tam freebet range ir tūzas dama ir tūzas karalius. Jeigu mes buvom aktyvus paskutiniu metu, tai gal net ir su tūzų valetu iš čia gali freebetin, kuo galbūt net abejočiau, pagal jo nitinį range. Šiuo atveju, jeigu pusi yra pora, karaliai, damos, valetai, tai mes čia gavom savo tą, kaip čia pasakyti, gavom savo šansą ir tada reiktų kažkaip ištraukti iš jo visą tą steką. Čia iš tikro, jeigu jis geras žaidėjas, aišku, vėl reikia prisiminti, kad čia $3 turnyras, kur dalyvauja turbūt 1000 ar daugiau žmonių ir turbūt daugumų iš jų prastų. Tai čia, jeigu jis būtų geras žaidėjas, tai čia, ta prasme, nėra jokios vertės taip daryti, nes čia gautum check raise all in tik iš geresnių kortų, kurios tai visiškai bitina, visi stipresni tūzai. Ir šiuo atveju reiktų galbūt check-in su tuo tūzu, gal tada ištraukinė daugiau vertės, bet jeigu jis yra prastas žaidėjas, tai jisai galėtų galbūt čia check raisant ir su damon kokiam, nežinau, bet aš kaip suprantu, jau čia mūsų herojus jau nusiteikęs nebeišsimest. Ir šiuo atveju, pagal jo statistiką, jeigu pas yra pora, sakykime, damos, valetai ar ten dar kažkas, tai šiuo atveju jisai mums nemokės ir mes čia betindami tiesiog prarandam tą vertę, kurią galėtume ištraukti ant kitų strytų ir sumokės tik su geresniais handais. Aš taip galvoju. Kaip matau, žaidėjas žaidžia savo kortą. Įdomu, su ko sumokėjo. Su tūzu 10. Gana light buvo freebetas, tikrai aš maniau, kad tūzas džekas tai jau apačia, jo freebetas su tūzu 10 freebetina. Ir jau dabar analizuojant šitą situaciją, tai ir gavom tokį flopą ir tokią situaciją,
kur mes mirę buvom ir tiesiog herojai pasisekė jau netgi po to, po pirmo kolo, jau buvo turbūt akivaizdu, kad mes čia visiškai apačioj kažkur. Tačiau pasisekė, hitinom aštunkę ir tęsim toliau. Vėlgi, turbūt visuose MTT yra tas, kad tau turi pasisekt kartais, turi laimėti flipus, turi laimėti tokius, turi sakautint, jeigu nori būti pirmas, neužtenka vien gerai žaisti. Čia irgi, manau, standartas iš KTF atidarinėjom. Tai va, ten buvo tos dvi situacijos su freebetais, kur 7-5 žaidėjas freebetino, aš ten nebūčiau freebetinės, ir sekanti situacija su tūz 8, freebeto kolinimas, aš būčiau ten tiesiog pasitraukęs. Nebūčiau laikinęs, neturėčiau tokio steko, kokį dabar turi mūsų žaidėjas. Čia manau, atidarinėt. Flopas geras yra subetų, reikia subetinti tokį flopą. Ir iš tikro tokį flopą nereikia daug subetinti. Pusę banko per akis yra, gal net dar gal mažiau galima, aišku. Nes yra ant tokių flopų dažniausiai, jeigu oponentas kažką turi, tai jis vis tiek mokės. O jeigu neturi, tai nusimes. Ir mūsų korta yra tokia, kad mes tiesiog, jeigu jisai turi, tai tikėtina, kad geriau už mūsų ir mes tiesiog norim sutaupyti tada pinigų, tai čia dedam pusę banko. Žaidėjas deda šiek tiek daugiau nei pusę, bet manau, kad ok. Ir jis pasitraukia. Čia limpino, prastas žaidėjas, daug limpino, niekada nereisino. Čia reiktų reisinti jau vien dėl vertės, pozicijų ir taip toliau. Jis pasitraukia. Čia irgi, čia complete, ok. Nedaug dadėt. Galim laimėti daug, jeigu kažką hitinsim. Ir ant tokio flopo traukimės mes. Beveik 4x reisina, tai manau, ok, geras reisas. Ir gaunam kolą iš gana pasyvaus žaidėjo prieš flopą. Po flopo jisai gana agresyvus kaip žaidžia pagal statistiką. Tai po flopo reikia atsargiai. Ir vėl flopas toks, kur mums turbūt reikia subetinti, nes nenorim leisti. Yra 3 overiai, kurių nenorim pamatyti ir būtų rizikinga. Ir šiuo atveju oponentas, sunku pasakyti, ar jisai toks kolinantis daugiau, man atrodo, jis daugiau prieš flopą kolinantis. Bet šiuo atveju jis čia gali nusivilkti dar su kažkokiu tūzu, nepatikėdamas, kad mes čia kažką turim. Nusivilkti su pora mažesnė už mūsų ir šeškė, nors nelabai tikėtina, kad iš čia turi. Ir oponentas pasitraukia. Vėlgi, jeigu būtume gavę turbūt reisą, reiktų tiesiog pasitraukti čia pagal jo statistiką. Čia ok.
Manau, vat tą vietą prisiminus, kur žaidėjas, sakau, kur mūsų analizuojamas žaidėjas freebetina su 7-5 FSU, tai manau, čia yra geresnis spotas freebetant negu tenai, nes atidarinėja gana žaidėjas, kuris plačiai atidarinėja ir jau yra kolos, tai čia geresnė vieta yra squeezant negu ten buvo prieš tai. Tik čia turbūt minusas yra tas, kad čia yra šratstekas bigė, kuris gali sugalvoti įstumt radęs ten, nežinau, karalių damą ar tūzą 10. Ir dar yra minusas tas, kad mes freebetinom vieną kartą ir nusimetam po to. Ir kad pas mus aukštas freebetas 22. Tai nežinau, ar jie seka mūsų statistiką ar ne. Tačiau čia pastai, aišku, ok viskas. Tokius įdomesnius variantus aš analizavau. Vėlgi, čia reikia visada, dabar kai vagi, ypač jeigu nežaidė 20 stalų tuo metu, tai reikia atkreipdėmėsi į tai, kad čia yra short stackas ir reikia visada žiūrėti, ar mes tekinsimės prieš jį ar ne ir ar mūsų korta yra gera tam. Ir šiuo atveju karalius džekas, tai tikrai ok viskas. Ir čia tik yra, aišku, klausimas dabar, nes aš matau, štai atėjo žaidėjas ir aš apie jį turiu 356 rankas. Ir čia yra tikėtina, kad šitie duomenys yra mano. Tai prasme, kad žaidėjas, kai žaidė, jis jų neturėjo. Jis galbūt matė šiek tiek kitokius duomenis. Tačiau vis tiek kažkas bent jau panašaus turėjo būti. Ir žiūrim, su kuo jis įstumė. Su tūzų dama, tai dominavo mus. Tačiau mums pasisekė vėl. Vėl uždarinėjom, izoliuojam limperį ir čia yra vertės, aišku, daugiau. Kiek čia 4-6, ne? Kažkaip biški keistai tie dydžiai prieš tai. Taip pat izoliavom, dėjom 3,5, dabar 4-6, aišku, tada lygis kitoks buvo, tai, kaip suprantu, dar šiek tiek ir nuo lygio priklauso. Nes, kaip matau, žaidėjas turbūt gal ranka rašo, kiek deda. Vėl gaunam kolą iš limpo. Ir vėlgi flopas toks, kur reiktų sibetint. Vėlgi mes abudu esam deep. Reiktų sibetint, nes yra draw ir flashiniai, ir straightiniai, ir gali būti silpnesnė dama, violetas dama, karalius dama, su kuo jis limp kolino, poras gali būti. Tačiau oponentas traukėsi ir šiuo atveju pagal jo tokią žaidimo liniją, kiek mes matom, kad jis gana pasyviai žaidžia po flopo ir jeigu mes gautume čia žaidimą, tai mums čia iš tikro gana būtų tokia kebli situacija, nes jeigu pasyvus žaidėjas dažniausiai žaidinėja, tai aišku, sunku būna išsimesti ir dažniausiai nereikia išsimesti, bet labai dažnai būna taip, kad jau jie būna priekyje. Tai visai, kaip matau, neblogas ranas yra pas mūsų herojų. Ir vėl tas pažaidėjas,
komplytina, vėl čia reikia reisint dėl vertės. Gal mes jam atsibosim, kad tiek reisinam ir galbūt jis mus pafribetins dabar. Blef fribetins, pavyzdžiui. Čia jis pasitraukė. Ir todėl sakau, jau jeigu jisai pradės žaist, tai jau reikia būti atsargiem. Čia manau, reikia standartiškai reisint, kai mes ten reisindavom, nes oponentas, matau, pasikeitė negu ten, kur pačioj pradžioj buvo, bet šitas irgi visiškai taitina. Per 20 rankų sužaidė 2 ir tas turbūt iš small blindo. Aš tai turbūt čia arba reisinčiau, arba bent jau komplytinčiau. Nebūčiau užsimetęs. Dėl komplytinimo nežinau, ką pasakytų kiti specialistai MTT. Reiks paklausti jų nuomonės, ką toj situacijai daryti. Štai žaidėjas atidarinėja 13%, tai gana nedaug yra. Gana ok viskas. Tačiau jis čia minreisina ir štai 13% mums rodo maždaug tokį range, tai reiškia daugeliu atveju jisai dominuoja, arba mes flipinam geriausiu atveju. Yra tik 3 rankos, prieš kurias mes dominuojam. Tačiau man tai čia tas labai keistai atrodo, kad jis minreisina ir aš galbūt irgi čia freebetinčiau minimaliai. Vėlgi pozicija ir skolina. Čia bet kokiu atveju reikia tęsti, nes vienas oponentas freebetintas potas ir mes atsiverčia tūzas sausas, kas pagal mūsų freebetinimą įeina į mūsų visus range'us. Oponentas tikrai gali mus pastatyti ant tūzo ir išsimest kortų daug. Vėlgi čia yra sausas bordas visiškai ir jeigu čia mes gautume iš jo atžaidimą, tai būtų labai stipru. Freebentant tam potą. Manau, gerai čia sužaidė mūsų herojus. Vėl korta, kur, manau, situacija gana tait sužaista. Vėlgi aš čia atidarinėčiau. Valetas 10 ant KTF-o ir buttonas super tight, tai reiškia buttonas nusimeta ir čia mes galim žaisti šitą kortą kaip iš dealerio, nes šitas žaidėjas beveik visada nusimes ir nežinau, prieš blindus tai beveik 100% galima žaisti, nes tiesiog turi poziciją prieš juos. Štai su valetu 6, tai tikėtina, kad būtų pasitraukęs, o čia karalius 8. Tai būtume laimėję gerą banką turbūt. Su karalium 8 būtų nusistekinęs vyras po flopo arba po turno. Žodžiu, aišku, labai didelė klaida yra vertinti situaciją pagal tai, kas iškrito ar kas būtų ir vertinti reikia viską nematant kortų ir nematant baigčių, tad vertinant nematant kortų, aš manau, kad reiktų su valetu 10 atidarinėti iš KTF-o.
Ir manau, kad ilgajam periode tas žaidimas prieš blindus yra plius savy. Štai gaunam freebetą, tai čia labai didelį freebetą. 4 kartus su pusė turbūt. 4 kartus jo, ir tas freebetas jo aiškiai rodo, kad jisai stekinsis čia, nes įdeda 40% kokį savo pinigų visų. Nors jis yra agresyvus, tačiau manau, kad vis dėlto mes čia turim geriausią atveju, turim flipą arba esam dominuojami. Ir reikia iškart pagalvoti, ar pas iš viso yra 4000 maždaug ir mes norim čia žaisti su 74 000 prie blindų 150 ir aš vis dėlto pasitraukčiau čia. Vėl čia yra ranka įdomi, kur žaidėjas, aišku, nedaug rankoms turim tik 26, bet per 26 rankas jis visiškai nitino, viską foldino, nors ir buvo prie stalo, nebuvo sit-out. Ir, žodžiu, tu prasme, čia pirmą ranką, kada atidarinėja per 28 ir žaidė 2 rankas ir, sakau, tikėtina, kad galbūt nuo small blindą pakomplytino. Ir, žodžiu, čia mums reisant turbūt visiškai nėra prasmės prieš UTG, nes jo UTG open range'as yra daug stipresnis negu mūsų čia ir ką mes čia galim daryti, tai callant, čia mums reikia įdėti 300 dėl seto, mes pakankamai deep. Ir jo open range'as stiprus, tai jeigu hitinsim setą, tai jis gali nusistekinti visą stekę net. Ir callinam dėl seto ir dėl mažų flopų, dėl mažų bordų. Dėl mažų bordų mes galim tiesiog laimėti potą prieš tūzą karalių, galbūt tūzą damą. Bet reikia mažus bordus čia žaisti atsargiai prieš jį. Ir mūsų žaidėjas vis dėlto pasirenka liniją freebetinti. Ir freebetina be pozicijos. Beveik 3 kartus, 2,5 turbūt čia gaunasi. Ir daugiau nei 2,5. Ir manau, kad čia yra klaida vis dėlto. Tai prasme, jisai tikrai tight žaidžia ir čia jo open range'as krašina mūsų devinkės visiškai ir neįsivaizduoju, kaip pasibaigė šitą ranką, tačiau manau, čia tiesiog yra, mes išvaistom savo pinigus ir čia nėra nei vienos priežasties, kodėl mums reiktų freebetinti. Stekai deep, mes čia galim drąsiai callint. Ir čia jeigu mes gaunam forbetą, tai mums labai negerai, jeigu net gaunam callą, irgi po to nežinom, nes freebetinam neturėdami pozicijos prieš tight oponentą, kuris parodė agresiją, kuris parodė stiprybę iš UTG ir su tokia korta, su kuria mes po to tikrai nežinosim, kur daryti, kur esam, ta prasme, ir ką daryti, jeigu atsivers flopas 2, 4, 8, tai, ta prasme, pas jį tikrai gali būti ten ir džekai, ir gal dešinkas, ir su kuo jis nusistekins. Aišku, aš tikiuosi, kad čia oponentas tiesiog išsimetė ir mes paėmėm šitą banką. Tačiau oponentas kolina. Flopas idealus mum. Ir, kaip suprantu, žaidėjas iš karto pasiduoda. Ir jisai čekina iš paskos. Ir jis čekina tokį flopą iš paskos. Vėlgi, jis yra pasyvų žaidėjas. Na, čia pagal statistiką. Aišku, pagal tą statistiką tai nieko aš negaliu pasakyti, nes tai yra pirma ranka, kada jisai žaidžia. Ir galbūt reiktų bandyti ant turno paimti banką. Nes
mes fribetinom, mes stipriai atrodom ir jeigu pusi yra džekai, tai jis juos čia lengva ranka išmes, manau, ir jeigu pusi yra karaliai, po flopo turbūt būtų išmetęs, dabar jau turbūt sunkiau tikėtina, antras tūzas mažina tūzo tikimybę pas mus ir šiuo tai, iš stiprių rankų, ką jis gali turėti, tai mes galim numušti turbūt tik džekus. Čia aš aišku pagal, tą range'ą, kurį jam priskyriau prieš flopą. Aišku, čia visko būna, kartai žmonės ir 8-5 parodo. Manau, karaliaus dama pasi gal nelabai. Tai vis dėlto manau, kad nereikia čia bandyti nieko pavogt ant turno, nes turbūt tik vienintelė korta, ką mes galim išmesti į džekus, o jeigu jisai turi tūzą karalių, jis taip pat galėjo check-in flopą, taip pat galėjo su tūzų dama check-in flopą, su damom, dešimkiam, tūzais, su karaliais, ko dabar tikriausiai neišmestų. Žaidėjas bando paimti banką, žaidėjas atiduoda. Tai vis dėlto reiškia, pusi buvo platus range'as ir prasta korta kažkokia. Aišku, šiam karalius čia priskyriau, gal su ta intencija, kad labai taitiau, nes tikėtina, kad turbūt karalius būtų permušęs prieš flopą, būtų pafarbetinęs. Bet aš iš tikro pagal jo, jeigu jisai, žaidžia taip, kaip pagal statistiką, tai čia turbūt galėjo būti tik džekai. Ką iš čia galėtų išmesti ir nežinau, tos pačios gal 9, 8. Žodžiu, čia ranka pasibaigė mūsų naudai. Tačiau čia, man tai linijos yra gana bijotinos, ypač prieš flopą, ir žinau, kad reikia turnyrų žaisti agresyviai, tačiau manau šito vietoj freebetint yra gana rizikinga situacija. Sekundę. Tęsiam analizę ir čia ta ranka apšnekėta, toliau sekanti ranka tūzas karalius mažajame privalome statyme ir čia standartinis kėlimas prieš žaidėją, kuris turbūt viską nusimeta ir čia reiktų turbūt daug kortų kelti jį. Vėlgi minusas yra tas, kad neturim pozicijos, bet turim užtat informaciją apie jį. Vėlgi, gana jisai keistai sužaidė tą ranką, kai mes turėjom 9 ir vėlgi tenka pripažinti turbūt, kad vis dėlto super tight ir super passive ir dar prastas. Ir šiuo atveju vėlgi mes ant KTF su karalium 5, ant KTF gal ir tokia ribinė korta, tačiau turint galvoje, kad čia yra super tight žaidėjas ir beveik susideda nusimes, mes šitą kortą galim žaisti kaip nuo buttono ir nuo buttono aš ją atidarinėčiau prieš 2 žaidėjus esant NT, bankas jau yra didelis ir čia irgi gana tight, tai gana prastas, 27-2 ir nei vienas nefribetino per šiandieną dar nei karto ir
Manau, čia reiktų atidarinėti. Čia tiesiog prarandam pinigus, 5 mums užtektų tęsti agresijai. Štai jisai su 4,10, kitas su 4,2. Tas su 4,10 blefavo. Blefavo ir ant šito. Ant flopo su gatšoto, ant turno čekino ir ant river vėl blefavo. Labai fish linija. Ir šitas, kaip suprantu, išsigando flešo. Manau, kad čia tikrai galim buvo pavalobetinti savo streetą. Vėl ta pati situacija, kadangi šito galim neskaičiuoti, tai galim žaisti kaip nuo KTF-o ir esant MT ir tokį jau vidutiniai stadijai, aš čia atidarinėčiau. Tačiau oponentas pasirenka taitlinę. Čia manau, kad nėra klaida, nes yra daug gerų žaidėjų, kurie žaidžia labai tait. Gerų tai pasaulinis klasės, kas turi ten 100 000 pliusą. Ir šiuo atveju, vat, manau, tenai karalių 9 buvo geriau atidarinėti negu čia džeką damą, nes šiuo atveju mes čia atidarinėjom prieš visą stalą ir neturėsim pozicijos. Jeigu gausim kolą, čia visi nusimeta. Tikriausiai turim gana tight imidžą. Nors pagal statistiką tai mes gana agresyviai žaidžiam. 27, 25, agresyvumas 80, tai čia kaip gero lago. Ir stylas 54, tai stylas geras labai. Esant tokiam stalui galėtume stylinti daugiau, galėtume stylinti turbūt 70%, gal ne dar daugiau. Prieš tokį žaidėją čia turėtų būti 100. Ir subetas 7,8, gal šiek tiek per aukštas, ir freebetas 27, tai irgi freebetas kaip vėlyvom turnyro stadijom tai turbūt būtų labai geras, tačiau kaip pradžiai tai gana aukštas. Vėlgi turim 9 didžiajam statymą, čia buvo Olympus ir vėlgi jo tas reisas gana mažas. Iš KTF-o. Manau, šito nereikia bijoti, nes jisai žaidžia 27% ir 25 iš jų limpina. Tik 2 reisina, tai reiškia, čia jis limpina daug ir 2% reisina, tai tikriausiai reisina savo nacus, tūzus, karalius ir nereikia bijot, kad iš čia slupleina tą. Ne toks žaidėjas ir dabar tik klausimas yra, kaip mūsų devintukai stovi prieš šito žaidėjo range ir pas iš viso yra 20 blindų ir ar mum apsimoka čia stekintis prieš 20 blindų. Nes realiai kolinti čia mes nelabai galim. Tai prasme, kolinti ir seto ieškoti prieš jį neužtenka otsų. Aišku, galim kolinti ir ne tik seto ieškoti, bet ir su devintukai sužaisti. Ir dar su intencija, kad šitą įtraukti. Tačiau čia vis tiek turbūt aš būčiau linkęs freebetint. Žaidėjas freebetina ir 3x lygiai. Čia traukiasi kaip ir tikėtina ir
Jisai pušina ir čia pagal mūsų freebetą, aišku, mes jau nebegalim. Jau turbūt net ir pas mažiausias freebetas, jeigu būtumėm freebetinį iki 1300, vis tiek reiktų stekintis. Ir turim flipą čia. Manau, kad čia ok viskas yra. O jeigu būtume ne freebetinė jo, o, sakykime, kolinė dėl seto, ar nors aš manau, ta prasme, kad dėl seto čia jokiais būdais negalim kolinti, bet jei būtų herojus pasirinkęs liniją kolinti, tai vėlgi ant tokio flopo mums reiktų tikrai stekintis. Taigi nežinia, ar žaidėjas būtų čia jau nusistekinęs, tai šiuo atveju, kaip mums ir į naudą gausi, kad sustojame prieš flopą. Vėlgi, čia aišku, čia reikia nusimest, žaidžiant normaliai, tačiau žinant tai, kad mūsų žaidėjas beveik viską nusimetinėja, tai aš čia reisinčiau. Nes yra bankė 500 ir čia galim sumažinti reisą, aš nežinau, iki 500 pačiam ir įdėti 500 čia, kad paim 500, tai reiškia tau, kad reikia vieną iš 2 kartų pasisektų, kad tu breakyvintum. Ir turint tokį žaidėją, tai tau tikrai pasiseks dažniau negu kas antrą kartą, tikrai bent 2 iš 3 pasiseks. Pas mūsų herojų yra gana geras tegas ir mes esam lyderiai prie stalo. Vėlgi, jeigu taip atvirai šnekant, tai manau ta situacija, kur small blindų biga buvo didesnis CV negu čia atidarinėt. Bet manau, čia atidarinėti irgi viskas ok, čia iš MP1 atidarinėjom tūz 8, gana silpna, tačiau stalas gana ramus, mažai kas freebetina, mažai kas pušina ir mes turim chip lydą ir manau, kad čia galima atidarinėti, viskas ok. Čia koks tai žaidėjas ir čia reiktų trauktis. Čia standartiškai, čia reikia atidarinėti būtinai. Turint tokius blindus, tai reikia daug atidarinėti, labai daug. Reikia iš tikro, kol turi tokius blindus, reikia juos išnaudoti, nes po to jų neliks ir atsisės po kairę geri agresyvūs lagai, pavyzdžiui, ir turėsi daug vargo, į freebetins, forbetins ten tave per visus galus ir todėl, kol turi tokius žaidėjus, čia akivaizdžiai nėra geri, čia akivaizdžiai yra prasti žaidėjai. Ir kol jie yra tokie, tai tu turi stengtis išnaudoti juos ir kuo daugiau uždirbti šių. Čia, manau, aišku, kad reikia kolinti. Čia jis, aišku, gana daug stumia. 20, kiek čia yra, 23 blindai. Toks gana neagresyvus žaidėjas, bet tūzas dama, manau, ok čia yra. Manau, gali turėti ir, kadangi mes daug stylinam, gali turėti ir karalių damą iš čia, ir tūzą valetą, tūzą 10 siūtėt, poros visos, aišku, mažesnės už damas, ir gal net karalius valetą siūtėt, tūzą dama.
Vėlgi manau, kad tūzas 10, karalius valetas, tai čia būtų jo bottom range'as. Čia tik todėl, kad tiesiog mes daug atidarinėjom, tai jis gali taip šiaip stumti. Tai vėlgi džiugu, aišku, po tokio flopo, kad visi ne karalius valetas, vėl įvertinau situaciją pagal atsvertusias kortas. Tačiau prieš flopą, manau, ok sužaista. Aišku, nebūtų ten smagu pamatyti tą tūzą karalių, bet žaidžiam prieš range'ą, tai... O kol kas aš galiu pasakyti, kad pas herojų mūsų yra gana geras kortų ranas ir kad jam sekasi. Štai kokia dėkinga situacija ir gaunam reisą iš UTG ir freebetina stipriai jį 3,5 karto. Visiškai tai žaidėjas, kuris rodo, kad steginsis jau. Ir kokios galimos linijos, tai aišku, mes čia galim forbetint. Standartinis turbūt žaidimas. Tai aš nemanau, kad šitas žaidėjas išsimes jau. Neišsimes jisai čia jau. Tačiau mes galim čia kolinti su intencija, kad įtraukinėt agresorių, palikti jam vietą šipint. Ir nes jeigu mes čia forbetinam, tai iš tikrųjų jis turėtų išsimesti damas, damas, valetus ir tūzą karalių. O jeigu mes čia kolinam, tai jisai galbūt gali sumastyti su damom šipint, su tūzų karaliu irgi šipint, pavyzdžiui. Bet čia toks biškis lauplėjimas tūzų ir aš tai dažniausiai nelinkęs, aš daugiausiai linkęs tiesiai žaist. Tačiau reikia visada galvoti, kaip mes galim daugiausia uždirbti ir jau šito, tai mes kaip ir tuos 5000 galim sakyti, mes jau turim juos, nes jisai jau tiek idėjas turėtų juos sumokėti, nesvarbu, ką mes darysim, ar mes čia kolinsim, ar pušinsim ir tačiau gal dar yra galimybė kažkaip pritraukti ir TG racerį. Ir žaidėjas, aišku, čia renkasi tą tiesesnę liniją, pušina, čia pas turėtų būti. Štai su damom. Ir manau, kad tai yra paskutinis lygis, kurį analizuojam iki iki 200-400 ir darysim pertrauką, tai reiškia bus padaryta pirma dalis, kad būtų trumpesni video. Ir dar yra koks dalykas, kas man yra šiek tiek minusas, kad aš nelabai žinau, kada prasideda burbulas, o kada jis sprogsta, nes nematau tokių duomenų, kiek žaidėjų, kiek likę ir kiek yra į pinigus, tai bandysim pagal lygius orientuotis. Tai manau, kad burbulas kažkur turėtų būti apie 400-800 esant blindams. Žodžiu, čia tai turėtų būti pas. Čia ok viskas. Ir štai mūsų tai žaidėjas
jau į pusį statistiką biškai gyvėja. Aš čia sugalvoju pushint ir nematau nei vieno varianto, kaip mes čia galėtume pakolinti. Turim labai dėkingą situaciją iš tikro prie stalo, labai retai kada pasitaiko ir reiktų ją maksimaliai išnaudoti. Tai yra, turim žaidėją po kairę pasyvų taitą, kurisai visiškai negina blindų, atiduoda 100%. Aišku, čia mes neišnaudojam tiek, kiek galėtume, tik 2 kartus į vogę, reiškia, mes tik 2 kartus vogėm jį. Kitas irgi pasyvus, šitas jau biškai gal geresnis, žodžiu, bet mes turim savo tokius blindus po kairę, kad galėtume atidarinėti kiekvieną ranką ir, žodžiu, turbūt iki burbulo mes galėtume pasidvigubinti steką vien vogdami jų blindus. O po dešinę, vėlgi, žaidėjai gana ramus ir kurie neatakuoja visiškai blindų. Štai žaidėjas mums po dešinę. Jis turėjo 9 galimybės atakuoti blindus ir nikart nepasinaudojo. 0 kart reisina. Čia, žodžiu, yra idealus stalas ir mes turėtume visiškai išnaudoti jį, visiškai valdyti. Tikiuosi ir mūsų žaidėjas, herojus tą supranta. Štai pakilo blindai ir praeisim blindus ir baigsim šią įrašo dalį. Šutagė limpina. Vėl kažkas naujo. Kažkaip keistai čia pasikeitė tie skaičiai. Nepastebėjau, kad jis 8 kartus kažkur eisintų šį žaidimą. Nu, žodžiu, ir čia, manau, irgi geriausia linija yra turbūt checkint. Ir čia dabar galima turbūt bandyti pasiimti banką. Donkinant, nedonkinant, tiesiog betinant ir, nežinau, jeigu gaunam atžaidimą iš bet kurio žaidėjo, tai reikia trauktis, nes jie gana pasyvūs ir atžaidinė tik, jeigu atžaidinės, tai tikriausiai kažką turi ir tiesiog pastraugam. Turbūt pabandyčiau čia paimti banką. Štai jau čia yra, iš tikrųjų jau yra gana turėtų būti mums įspėjamieji ženklai, nes jis gana ramus ir jis čia kolina ir flopas gana sausas, tai su ko jis čia gali kolinti. Nu, aišku, tikėtina, kad prastas žaidėjas galbūt įlimpino tūzą damą ir velkasi su ta tūzų dama, bet aš manau, kad jis čia ją išmestų ir manau, kad jisai turi kažkokią arba sąsają su flopu, 10 tai yra, pavyzdžiui. Arba gal rankose vėl pora kažkokia. Vėlgi aš nebetinčiau čia jau. Nors mes čia gaunam ekstra auto, pas mus atsiranda gatshotas, bet visiškai tapatinis. Turėtume patį žemiausią streitą ir nežinau, čia mūsų žaidėjas šauna antrą barelį, norėdamas išmušti jį, bet nežinia, nuo ko mes jį išmušinėjom, nes jeigu jisai turi 10, tai jisai tikrai čia mokės ir jeigu jis turi, nežinau, jeigu jis turėjo kažkokią porą, sakykime, 7, 8, 9, tai ją mes galim išmušti, jeigu su juom įlimpino, jeigu 5 kažkokį gal.
bet kas mažai tikėtina. Manau, kad čia mes mažai išmušam stipresnių rankų, o jeigu jisai vilkosi su sakykim, tūzų karalium po flopo, tai ką mums čia, ta prasme, reisin, mes čia tiesiog čekinam, iščekinam ir po riverą paimam. Nes jau jeigu jisai čia ant pakankamai sauso tokio bordo rodo, kad turi kažką, tai ant turno pasirgi, tas kažkas dar vis yra. Štai džekas ir nežinau, aš čia būčiau linkęs čekinti ir jeigu oponentas betina, tai check foldinti. Štai ir tiesiog manau turno barelis, tai vėlgi tiesiog mes galėjom sutaupyti dalį savo steko. Small blind tūzas dama, atidarinėjom, gaunam kolą pagaliau. Gali būt, aišku, variantas, kad jam atsibodo mūsų tie pastovus vagimai, bet labiau turbūt tikėtina, kad šį kartą jis rado kažkokių sutapimų savo kortose, gal kažkokie sutet konektoriai aukšti ar dar kažkas, pora kažkokie ir jis jau nori žaisti. Manau, kad reikia subetint tokį flopą, kad aukiai viskas. Ir pagal flopo kolą, tai aš spėju, kad pas jį yra pora. Vėlgi, jeigu jisai čia pakolino mūsų reisą, sakykim, su dama valetu, karalium valetu ar su kažkokiu panašių dalykų, tai po flopo jisai tikrai trauktųsi. Ir jeigu jisai čia velkasi, tai pas jį arba yra pora. Virš šeškių. Mažas poras sunkiai tikėtina, kad turi dvejetų, trejetų setą. Galbūt dar ir su pitakais galėtų pakolinti. Šeškę kažkaip vieną irgi sunkiai įsivaizduoju. Tūza 6 siūtat, bet manau, kad irgi išmestų prieš flopą tokią kortą. Manau, kad pas jį kažkokia yra porelė. Ir štai herojus vėl second barrelina, tai yra šauna antrą šūvį, toj situacijai tikriausiai, kur nederėtų šauti antrą šūvį. Vėlgi, jeigu pas jį pora rankoj, sakykime, 7-tukai, 8-tukai, 5, nežinau, tai nelabai čia jis juos nusimes ir man nėra vertės čia mums taip žaist. Ir čia gal tiesiog yra pažaidėja tas prisirišimas prie kortos, kad tūzas dama gera korta ir kad kaip aš čia dabar, čekint man ir pasiduot. Ir žaidėjas gal tiesiog nenori tos kortos paleisti ir reiktų tiesiog atsiriboti. Okay, didelis stekas bus dar vietos, kada išnaudota. Ketvirtukas, nežinau, komplytina streitą kažkokį. 5-7, jeigu toks buvo. Tūzui suteikė streitą, jeigu tūzas 5, bet, žodžiu, 5, tai bet kokiam. Ir 5, tai pas jį 2 galėjo būti, 1 sunkiai, nemanau, kad iš čia galėjo su 5-7 ir 5 tūzų vilktis. Galėjo tie patys, aišku, 4 būti, tai fulas jau. Žodžiu, nežinau, ką pasirinks herojus, bet aš šitoj rankoj, tai ant flopo būčiau bet kokiu atveju įsibetinęs tokį flopą, o po flopo pastatęs jį ant porelės ir po flopo pasidavęs jau būčiau po flopo kolo, tai turno nebūčiau betinęs, o į riverį nežinau, ką darys mūsų herojus, bet
Vėlgi, manau, kad nėra čia vertės betinti. Čia būtų labai tokia linija blefą įdomi, jeigu čia didelį D dabar betą. Nu, pažiūrim, ką oponentas, ką padarė mūsų žaidėjai. Štai 5000. Pusę banko. Tai gana nedidelis statymas ir, na, aišku, jam tai kokį 40% steko. Ir štai matom mūsų žaidėjo drąsą, narsą ir pasiryžimą, ir jisai iššovė 3 barelius tuščius, vienas buvo sibetas, kiti 2 visiškas blefas, ir vėlgi manau, kad šitoj vietoj, tai nežinau, kad gal ir pasisekė, gal žaidėjas nusimetė, tačiau manau šitoj vietoj vėlgi mes tiesiog švaistom savo brangų steką, kurį mes rankos pradžioje turėjom didelį ir galėjom tiesiog labai gerai išnaudot po to. Ir oponentas skolina, ir skolina mūsų tūzų 9. Štai šitoj vietoj ir pasibaigė mano analitiniai sugebėjimai. Ir žodžiu, gavosi taip, kad mūsų žaidėjas savo 3 barelius iš blefo pavertė į 3 valoje barelius. Ir žodžiu, žaidėjas sumokėjo su Ace High bei kikerio, ir vėlgi šitą informaciją reiktų pasižymėti kažkaip žaidėją, nes jo statistika visiškai netitinka to, kaip jisai turbūt žaidžia. Ir šiaip daugelio atveju, tai manau, čia iš tikrųjų yra daugiau yra toks sėkmės dalykas, kad čia pasitaikė toks prastas žaidėjas ir jisai mums čia sumokėjo su tūzų 9. Žodžiu, ties šitą ranką mes ir darome pertrauką. Kaip tik paskutinė ranka tokia gana nustebinusi mane, ir džiaugiuosi, kad herojui pasisekė, džiaugiuosi, kad taip jis čia gerai sužaidė už Finvelaino, bet nesu tikras, ar jisai pats čia suprato, ką daro ir kodėl, ir žodžiu, po to darysim antrą dalį, tai pratęsim nuo šitos vietos ir jau bus ta turnyro dalis, kai reikia agresyviau žaisti daugiau ir pabandysim ją šiek tiek giliau panalizuoti. Tai primenu, su jumis buvo Brilliant, arba dar kitaip Z, ir greitų laikų įmesiu šitą video į savo blogą, ir gero žiūrėjimo, ir laukiu komentarų, pastabų ir taip toliau, ir noriu sulaukti bet kokiu atveju komentarų savo paties žaidimui ir aiškinimui, nes pats labai noriu tobulėti, ir jeigu yra kiti žaidėjai, kurie mato, kad kažkurioje vietoje aš blogai galvoju, kažkur neįspaudžiu vertės, ar manau, kad kažkas blogai, nors iš tikro kitaip reikia, tai labai laukiu komentarų ir pastebėjimų. Tai siūlau tobulėti visiems kartu, ir tada iki kitų kartų. Iki.